Labas, su jumis Ignas Vakėjus, Alanas Ziranovas, čia Birutės efektas, pirmoji savaitė, pirmadienis, siaučia. Mes pradėsim nuo apšilimo, tada jūsų laukia 2 blokai su įvairiausiais pratimais, kuriuos mes parodysim su Alanu. Ir pabaigoje, žinoma, kaip jau ir priklausoma Hero, jūs gausite desertų. Kas yra desertai, tuo netrukus sužinosite. Mes pradedam nuo apšilimo, o apšilimo esmė yra visi pratimai, kurie bus šiandien treniruotėje, jie yra palengvinti ir mes dabar juos padarysim. Iš viso bus 10 pratimų, kiekvieną kartosim po 30 sekundžių ir tai bus palengvinta versija, kad galėtumėte apšilti. Tai pirmasis pratimas, vertikalų šuoliai, Alanas atsisėda, keliai 90 laipsnių kampu, nugara tiesi, rankos atgal, jisai kyla į viršų, pasistebė ant pirštų galų, leidžiasi vėl į pradinį tašką, kyla į viršų, įkvėpimas, iškvėpimas, įkvėpimas, iškvėpimas viršui. Antrasis pratimas, bėgimas pristatomų žingsnių. Keliai jūsų sulenkti, jūs judate į vieną pusę, judate į kitą pusę. 1, 2, 1, 2. Toliau, trečiasis pratimas, kurį kartosite 30 sekundžių, yra taip vadinamieji burokai. Mes juos pavadinam burokais, bet liaudyje jie labiau žinomi kaip burpee. Alanas deda rankas žemyn, keliauja atgal, pasistebia. Ką norėčiau pabrėžti jo tiesias rankas, kurios sueina tiesiai į petį. Ir ką norėčiau dar akcentuoti, tai jo tiesia nugara, kuri visiškai tiesiai nuo galvos iki kojų. Ketvirtas pratimas, įtupstai atgal. Keliai 90 laipsnių, vienas kelias, kitas kelias, abudu keliai tokie, kūnas tiesus. Jeigu nežinote, kur rankas dėti, jas galite laikyti ant liemens, tai bus žymiai patogiau ir paprasčiau susigaudyti. Gerai, ir tas vadinamasis mūsų desertas, jisai atrodo taip, iš bokso. 4 kabliai viršui, 4 kabliai apačio, jūsų kojos sulenktos, išlaikom tą gražią poziciją. Ir 4 šuoliai su šokdynė, tik šį kartą Alanas nedaro šuolio, jisai daro pasistebimus. Ir kartuojam taip ir toliau. Vieną pusę, viskas į vieną pusę, 4 šuoliai. Ir žinoma, jūs turit pakeisti pusę kiekvieną kartą. Antrasis blokas, pirmasis pratimas, greiti keliai. Prašau atkreipti dėmesį į Alano sulenktą koją, jinai šiek tiek turi būti sulenkta. Ir jeigu Alanas sustotų, pilnai išsitiesęs visas kūnas. Susilenkia ir pagauna į save tuo momentu, susilenkimo momentu, kur dirba jūsų pilvo raumenis. Vienai pusė jūs darot 15 sekundžių ir kitai pusė jūs darot lygiai 15 sekundžių. Antrojo bloko antrasis pratimas yra rotaciniai šuoliai. Taip, vėlgi ta pati graži stovėsena, keliai 90 laipsnių, tiesi nugara, rankos nuleisto žemyn, smakras šiek tiek pakeltas ir eina apsisukimas. Apsisukimas, rotacija į vieną pusę. Ir lygiai tą patį galima padaryti apsisukant ir į kitą pusę. Kiekvieną kartą reikėtų keisti pusę. Į vieną pusę apsisuku, grįžtu atgal ir į kitą pusę atsisuku, grįžtu atgal. Mano patarimas yra toksai, neskubėkit su šituo pratimu, darykite jį lėtai, susigaudykit. Geriau keletą kartų pasižiūrėti, kaip jį atlikti taisyklingai. Antrasis blokas, trečiasis pratimas, peties palėtimas lentoje. Tai vėlgi darome šį kartą palengvinimą nuo kelių, tiesi nugara, įtemptas pilvo raumenynas. Ir rankos eina tiesiai nuo pat delno iki pat peties, ištiesta ranka. Antrasis blokas, ketvirtasis pratimas, tai yra bėgimas vietoje, remiantis rankom ant žemės. Tai liaudyje šitas pratimas geriau žinomas kaip mountain climber, tai yra lipti į kalną. Alanas daro jį palengvintai, tai ir jisai nebėga, jisai eina. Bet vėlgi lygiai ta pati galiojanti taisyklė, taip pat kaip su lenta. Ir antrojo bloko desertas yra šuoliai aplink pasaulį. Alanas leidžiasi žemyn, keliauja į šoną, keliauja atgal ir jisai įtupstų iš pritupimo, keliauja į vieną pusę ir eina kvadratu aplinkui pasaulį, tas vadinamasis pratimas. Tai buvo apšilimas, kurio trukmė yra 5 minutės, tai yra kiekvieną pratimą jūs kartuojate po 30 sekundžių, palengvinta versija. Apšilimas baigtas ir mes startuojam su bloku numeris 1. Ir pirmasis pratimas – vertikalų šuoliai. Tai vėlgi gera pozicija, 90 laipsnių keliai, šuolis, akcentuojam nusileidimą ir svorio centrą kulnuose. Taisyklingas 90 laipsnių atsisėdimas, rankos atgal ir štai Alanas rodo palengvinimą. Ir kaip jūs galite, taip jūs darot. Galit palengvintai, norit sunkiau, darot sunkiau su šuoliu. Toliau, antrasis pratimas tai yra bėgimas pristatomų žingsnių. Taip, į vieną pusę, į kitą pusę. Štai Alanas dabar jisai daro šiek tiek tolimesnį žingsnį, jis prieš tai darė palengvinimą, o jeigu palengvinimas atrodo šitaip. Su pristatomu labiau. Trečias pratimas yra burokai, tai jie mūsų vadinami burokai, aš jau kalbėjau, tai yra burpee, išverstas į lietuvių kalbą.
ir pirmoji eilė keliauja jūsų rankos ant žemės ir Alanas dar prideda šuolį, šuolis pilnai gražiai išsitiesus, atsispyrus nuo žemės. Jisai rodo palengvinimą, palengvinimas tiesiog žingsniuojant vietoj. Ketvirtasis pratimas yra įtūpstai atgal. Jisai išlaiko vieną tiesę juostą, įtūpstai atgal, vieną tiesį liniją, visas kūnas jo tiesus. Taip, jisai nėra palinkęs į priekį, nėra palinkęs labai atgal. Ir jo gražus vaikščiojimas atgal 90 laipsnių kojos. Jeigu norim daryti šitą pratimą sunkiau, mes galime pridėti šuolius. Ir desertas, tai yra Alano mėgstamiausi pratimai, tai yra bokso pratimai. Tai jis daro 4 kablius viršui, 4 kablius apačioj ir jisai daro 4 šuolius su šokdynė. Pakeičiama pusė, 4 kabliai viršui, 4 apačioj, pasižiūrėkit, kaip jisai atsisėda į gerą pritupimą ir ant pirštų galų tie šuoliukai. Kaip palengvinti, nedarot šuolio, lygiai tas pats su boksu vyksta apačioj, viršui ir ant pirštų galų pasistebimas. Pirmojo bloko trukmė yra 9 minutės. Jūs darote 4 pratimus po 30 sekundžių kiekvieną, tada turite poilsio 30 sekundžių, kartojate dar vieną kartą, vėl poilsis 30 sekundžių ir kartojate trečiąjį kartą, poilsio mes tuomet nebeturim ir darom desertą. Antrasis blokas lygiai taip pat. Laikas toks pats, darot lygiai 30 sekundžių kiekvieną pratimą su poilsiu. Mes jau apie tai kalbėjom pirmajame bloke. Pirmasis pratimas yra greiti keliai. Tai jūsų kelias sulenktas, Alanas daro šiek tiek greičiau, paliečia su delnais kelius ir tokiu būdu, kvėpuodamas, jisai dar įtraukinėja pilvo raumenis. Taip, tai jūs tą irgi akcentuokit. Svarbu yra iškvėpti, iškvėpiu. Lengvesnė versija, tai daryti tiesiog lengviau. Toliau antrasis pratimas. Rotaciniai šuoliai, jūsų gera graži pozicija, keliai gražiai sulenkti 90 laipsnių, nugara tiesi, kai šokat į viršų, ištieskit rankas į viršų ir sukatės tai per vieną pusę, tai per kitą pusę. Jeigu jūs darot palengvintą versiją, vėlgi, gražiai neskubat, rankos nusileidžia, išlaikom nugarą tiesę, keliai 90 laipsnių. Trečiasis pratimas yra peties palietimas lentoje. Alanas atsistoja gražią lentą ir liečia petį kiekvieną kartą. Judėdamas, išlaikydamas balansą, nejudindamas klubai vietoj, sėdmenys įtraukti, tiesi lenta. Jeigu palengvinta versija, jūs darote tai nuo kelių ir šiek tiek lėčiau. Ketvirtasis pratimas yra bėgimas remiantis rankomis. Keliai, jeigu pavyksta kuo įmanoma arčiau alkūnių ir vyksta bėgimas. Tiesiai rankos eina į petį. Mes dabar parodysim, kaip negalima daryti šito pratimo. Tai yra, kai jūsų sėdmenys yra per daug aukštai pakelti ir jūsų galbūt netgi svorio centras yra va šitaip. Jūs remiatės delnais tokioj pozicijoj. Todėl, kaip aš ir minėjau, jūsų turi būti ranka tiesiai sueiti į petį, tada jūsų svorio centras yra čia ir jūs galite tada pilnai greitai atlikti šitą pratimą. Lengviau, jūs žygiuojat vietai. Desertas yra šuoliai aplink pasaulį. Tai vėlgi Alanas leidžiasi žemynį pritupimą, šoka į priekį, šoka į šoną, šoka atgal ir taip toliau. Dabar ką aš norėčiau akcentuoti jo rankas. Kai jisai šoka į priekį, jisai meta rankas į priekį. Kai jisai šoka į šoną, rankos į šoną. Šoka atgal, atsistumia, leidžiasi atgal. Taip, labai gerai. Kas dar yra labai svarbi kelių pozicija, kaip mes jau kalbėjom, tada yra labai svarbi nugara. Ko jūs nenorėtumėte daryti, tai pavyzdžiui šokti į priekį siaurai sudėtom kojom, taip? Ir kad jūsų keliai neišeitų į priekį kojų pirštų. Tai Alanas rodo, kaip neturėtų būti. Jeigu lengviau, jūs tiesiog vaikštot, bet visą laiką plačioj stovėsimai. Jeigu gali Alanai parodyti. Taip, jis eina į priekį, kojos plačios, eina į šoną, rankų pozicija vis dar ta pati išlieka ir keliauja į šoną. Tai yra vienas ratas. Ir jūs taip darot minutę laiko. Tai yra jūsų desertas. Jūsų treniruotė jau beveik baigėsi. Jums beliko tik tai atsikvėpimas. O atsikvėpimui mes darysim 5 pratimus, kuriuos dabar Alanas pademonstruos. Tai pirmasis pratimas jūsų yra vaiko poza. Jūs atsisėdat, žemyn, ištempėt pečius, pirštai žiūri į patį priekį, nugara tiesi, dar galima šiek tiek žemiau nusileisti, atsisėsti ant kulnų ir tokiu būdu įsitempia viskas. Ir kojos, ir pėdas tempėt, ir pečių juosta, rankos. Gerai? Antrasis jūsų pratimas yra kobra. Jūs leidžiatės žemyn, išsirečiat ir keliaujat į kobrą.
Jūsų tikslas yra, kad klubai jūsų keliautų žemyn, spausti klubus prie žemės, rankos tiesios, graži pozicija, išsilenkusi nugara, kojos ant žemės, pirštų galai užlenkti guli šitokioje pozicijoje. Gerai, tai trečiasis pratimas yra šuns poza. Jūsų kulnai padėti ant žemės, kojos tiesios, sėdmenys rodo į viršų, pečius spaudžiat į vidų, rankų pagalba, jeigu pavyksta, atsistumėt nuo žemės, kad dar labiau pakiltų jūsų klubai į viršų. Kojos išsitęsia ir jaučiasi tempimas visose šitose srityse. Paskutinis pratimas, kurį jūs padarysite, tai yra įkvėpimai, iškvėpimai. Jūs įkvėpėt, iš gilaus pritūpimo ir iškvėpėt. Vėl įkvėpėt ir iškvėpėt. Tokį pakartojat, kiek kartų jums norisi. Mūsų rekomendacija yra porą, 3 kartų. Ir viskas, treniruotė baigta, sveikiname. Ir tai buvo Birutės iššūkis. Pirmoji savaitė, pirmoji diena, treniruotė siaučiam.